Sveiki sugrįžę, o kas čia pirmą kartą, tai sveiki, mano vardas yra Kornelija ir labai ačiū, kad paspaudėt ant šito video. Šią savaitę turim šiek tiek keistą, nes per šią savaitę atsitiko daug visokių dalykų, visokių greitų sprendimų ir taip gaunasi, kad mes kraustomės. Tai šiandien jau pradėsim krautis visus daiktus, šiaip labiau ir įsamiau papasakosiu dienai bėgant, kur kraustomės, kaip kraustomės ir kokie čia visi reikalai, bet dabar ne apie tai, dabar važiuosim į Ikėją. Šiaip tai mums nieko nereikia, važiuojam į Ikėją tik dėl to, nes vyras ten važiuoja apsipirkti savo darbui, tai pagalvojom, ką mes su dukrytės sėdėsim namie ir prisijungsim prie jo. Tai važiuojam kartu. Pradžių ne į jokią Ikėją, o pradžių važiuojam Sofijai pirkti kombinezono žieminio. Žinokit, mūsų vaikas 3 mėnesių, o šiandien suėjo 3 mėnesiai, tai šiaip žiūri fain diena, bet mūsų vaikas yra didesnis negu turėtų būti. Ta prasme, visi kombi, kuriuos jinai turėjo, jinai juos visus išaugo, ta prasme, ten jinai neturėjo jų taip greitai išaugti, bet viskas važiuojam nupirkti dukrytei tokį fainą gerą kombinezoną visai žiemą, nes čia labai šalta Norvegijoj būna. Šiaip žiūriu keista, kad lapkričio viduryse dar neturim sniego, tai dabar šypsosi ir žiūri mane, bet reikia nupirkti gerą, kad būtų šilta visus mėnesius, nes čia žiemos būna po pusę metų ir reikia pasirūpinti tuo, tai važiuojam. Susur. Turiu pasakyti tai tiek, kad važiavom tik tais kombio, o išeinam su belekė krūbu. Bet iš tikrųjų Sofijai reikėjo ir kalnyčių, o ten jau pamatėm 2 tokius setukus, vieną treningo, kitą tokią suknelę, tai negalėjom praeiti. Jo. Važiavom dar su vyru papietauti, nes realiai tai čia bus mūsų ir pusryčiai, ir pietus, nes išvažiavom iš namų, kai visą laiką nevalgę. Ir pavalgysim ir važiuosim į Ikėją. Paklausit jūs, kodėl dabar tuščias vežimas? O dėl to, kad princesė jau ant rankų reikia nešioti, nes vežime nebepabūna. Ir maitinu Sofiją ir atrodau tai ne kažką, bet žodžiu, viskas važiuojam jau į Ikėją. Ta prasme, prekybos centre prisipirkom visokių nereikalingų dalykų, nu gerai, reikalingų, bet nesitikėjom nieko pirkti ir išėjom su visų maišu, tai namuose padarysiu holą. Dabar Lelytė valgo, išalkus jau pikta labai. Tai žodžiu, važiuosim į Ikėją, į Oslą. Ir turbūt pakliūsim į patį didžiausią kamštį. Nu žodžiu, važiuojam. Labas vakaras, ką tik grįžom namo. Tarsi jūs man paaiškinkit, ar ir jūs, pavyzdžiui, su šeima, kaip išvažiuojate į miestą, valandų grįžtat, aš nesuprantu, kaip reikia išvažiuoti į miestą, kad grįžtum normaliu laiku, nes, ta prasme, dabar beveik yra jau 6 valandos vakaro. Visos dienos nebėra tiesiog. Tai pagalvoju, kad parodysiu greitai, ką nusipirkom. Paėmėm Sofijai tokią kepurytę. Žinokit, su kepurytėm tokia yra sunki situacija. Nei viena netinka, tai tiesiog paėmėm užrišamą su ausytėm ir bumbuliukais. Labai dalykas, dėl kurio važiavom į prekybos centrą. Tai buvo kombis, toks, žodžiu, rožinis, šiltas, su ausytėm. Paėmėm ant išaugimo, užsidengė rankos, užsidengė kojytės. Žodžiu, man labai patiko. Labai fainas, gražiai atrodo patogus, šiltas ir, nu, šiaip realiai, nu, puikus variantas, man labai patinka ir manau, kad bus super. Dar mes turim avies kailio vokelį, tai čia realiai jau pirtis vaikui, net gal biškį per šilta. Buvom Tigerį ir papasakosiu, ko buvom Tigerį, bet žodžiu, vyras pamatė tokį dalyką.
Čia yra Crochet Your Own Penguin ir čia gali, va tokį va, nusinerti, kas prisimenat, mėgstu nerti. Tai čia yra visko, va, ir kamšalo, ir siūlų, ir visko, ko tik reikia, net vašelis yra. Jūs įsivaizduojat, net vašelis yra, tai va, žiauri fainai bus. Noriu labai pabandyti. Buvo visokių, bet įsirinkau gliną. Šiandien paėmėm tokius kalėdinius. Per šventės labai gražiai atrodys, vis laiką švenčiam žmonių apsupty. Tai manau, kad visiems labai patiks. Nu, žodžiu, žiauri fainai atrodo, iš tikrųjų. Bonį tai nepatiks. Turbūt net neuždėsim, bet gazų jau dabar uždėčiau, jam patiktų. Šiandien naujas petnešos, tiesiog jau reikėjo. Dabar parodysiu šitą daiktą ir iš karto duosiu jiems, tai žiūrėkit. Vyras paėmė tokių skaniukų ledų. Duosiu gazui pagal amžių. Labas. Imk. Atisk. Duok labas. Labas. Imk skanaus. Ar Sofijai paėmėm tokį sarafaną ir tokią maikutę. Nu, jūs man pasakykit. Aš galėjau pro tokį grožį praeiti. Negalėjau, tikrai negalėjau, pamačiau ir labai užsinorėjau. Čia yra 68 dydžio, tai dar šiek tiek reikės paaugti. Bet nežinau. Daug augti nereikės. Matau, kad jau uždėčiau, bet gal šitas būtų šiek tiek toks ilgesnis, ne pagal tai, kiek turėtų būti, bet va šitą va, jau uždėčiau tikrai. Išrinko vyras, žiūrėkit. Džempukas toks. Mikio, su tokiam ausytėm. Oje! Iki 68 dydžio. Tai irgi toks ant išaugimo, bet nerealiai gražiai atrodo. Tiesiog paėmiau kelnių. Tai paėmiau tokias. Tai, žodžiu, rytoj yra mano artimiausios draugės gimtadienis ir jinai ne tik yra mano artimiausia draugė, bet dar yra ir mano vyro sesė. Mes visą laiką, kai perkam vienas kitam dovanas, tu prasmetam mūsų ratelį, tai mes visą laiką metamės ir nuperkam žmogui vieną gerą dovaną nuo mūsų visų. Bet šiais metais jinai buvo tiesiog šalia manęs visų šitų laikotarpių, kaip aš pradėjau YouTube'ės kanalą, kaip pradėjau visą savo šitą kelią ir jinai buvo labai šalia manęs. Ir šiaip šie metai ją tikrai nuvylė ir tiesiog, nežinau, norėjau aš ją pradžiuginti ir padaryti jai smulkią dovaną prie tos didelės dovanos. Tai kaip prisimenat, kad labai mėgstu nerti ir kad nunėriau ten savo ir nunėriau mamai ten nelabai gavosi, bet noriu šiandien nerti krepšelį ir šį kartą labai tikiuosi, kad išeis. Siūlų, tai manau, kad labai gražiai atrodys tos dvi spalvos kartu. Krepšelį noriu pridėti visokių smulkmenėlių. Pradėkime nuo to, kad mano draugės didžiausias hobis yra gaminti. Jis labai mėgsta gaminti desertus. Tai tiesiog labai daug dalykų ir paėmiau į tą pusę, kas susijęs su gaminimu. Tai paėmiau tokį mažą kočeliuką ir tiesiog sausainių visokių formelių. Jau nutraukti, nes vyras turėjo skambutį. Į kavą sirupiukų. Tiesiai iš karto pasakau rugilę, kad vieną pasiliksiu savo, o visi kiti bus tau. Mano draugė labai mėgsta žvakės, tai paėmiau tokią Vanilla and White Musk. Labai fainai kvepia ir žiauriai gražiai atrodus, pažiūrėkit. Nupirkau tokių mažų girliandų, tiesiog pagalvojau, kad į pačią tą dovanėlę atrodys fainai padėti ir uždėti tokia dar labiau kalėdinio vaibo. Tada dar Sofijai paėmiau pietkelnių, nes paėmiau šiaip kalėdom pietkelnių, bet man atrodo, kad bus dar per didelės, kai bus kalėdos, tai paėmiau nuo 62 iki 68. Paėmiau po to tokių kalėdinių pabarstukų. Jos mėgstamiausių saldai. Dar tokių kinderių. Atvirutę, noriu parašyti tiesiog kažką gražaus. Viskas, žinokit. Jo, viskas. Realiai tai tokia mažytė labai dovanytė, bet manau, kad vis tiek ją pradžiugins, nes jinai tikrai nesitikės. O čia mano vyras paėmė mano brolių, aš net nežinau, kas čia yra Italian Brain Rot, kažkoks šūdeliukas, kur patinka vaikams. Viskas. Eisiu aš tvarkytis, eisiu aš dėtis daiktų, nes jau viskas. Greitai kraustomės ir viskas. Eisiu po to jau nerti, kaip Sofiją užmigdysiu. Pradėsiu jau viską krauti po biškį. Pirmą pradėsiu nuo virtuvės, nes manau, kad greičiausiai ir tiesiog nuvirtuvės.
Nekreipkite dėmesio, už mūsų yra bardakas, pažiūrėkit, kiek darbo padariau jau. Žodžiu, dabar atsisėdau nerti, užsimigdėm Sofiją, dabar yra po 9:09, eisiu nerti, šiaip galėčiau eiti tvarkytis. Žodžiu, nutruko šiek tiek, bet noriu nerti, dar nenuvarvėjusiom akim, kad matyčiau gerai akis ir kad skaičiuočiau, žodžiu, normaliai, tai noriu pridaryti klaidų, noriu per vieną kartą nunerti. Tai atsisėdau ir dabar galvoju, kaip pradėti rožinę ar baltą. Tai nusprendėm su vyru, kad pridėsiu rožinę. Tai parodysiu jums, kaip jau nunersiu, kaip jau gausis, nes dabar žinokit, aplink mane toks bardakas, kad neturiu net kaip pasidėti normaliai kameros ir parodyti jums, kaip aš neriu. Darau dabar jau pagrindą ir pažiūrėkit, kokia graži siūlų spalva. Žiauriai graži rožinė. Padėjau po 9:09, o dabar yra jau 11 valanda. Labai įsižaidžiau, labai pavargau, visokis nuvarvėjo, bet visai gražus dalykėlis gavosi. Nu va, žodžiu, padariau tokį. Yra šiek tiek klaidelių, bet vis tiek, nežinau, man tai labai gražiai atrodo, man ta rožinė ir balta labai gražiai atrodo. Čia šitas užsidengs, nes sudėsiu dovanas ir, ką aš žinau, nėra labai blogai. Toks prisvilęs blynas, bet aš mokusi dar, tai kitą kartą bus dar geriau, bet manau, kad kai susitėsiusios dovanėlės visai atrodys neblogai. Ir va, galutinis vaizdas. Dar pamiršau jūs parodyti, aš tokį krosaną buvau paėmus ant eglutės dovanų. Irgi tą pačią tematiką, kad patinka gaminti. Nu ir va, žodžiu, viskas atrodo taip. Parašiau visko daug į atvirutę. Sirupai, saldainiai, žvakė, nu žodžiu, viskas ką rodžiau. Man atrodo tikrai gražiai. Dar parašiau gražiai, tai, nu, manau, kad tikrai pradžiugins ir paklostys širdį. Tai va, tokiam bardake dabar gyvenam. Net nerodysiu, bet su jumis jau atsisveikinu ir susitiksiu rytoj. Eisim miegoti, o rytoj laukia pilna diena darbų. Pamiegot, pailsėt ir jo, viskas. Atsisveikinu su jumis iki rytojus. Labas rytas, sveikinusi su jumis vėl iš mašinos. Dabar nusprendėm nuvažiuoti pas draugę ir pasveikinti ją greitai su gimtadieniu. Tiesiog su mano ta maža dovanėlė, ne su bendra mūsų didelė. Tai važiuojam pasveikinti draugę. Pažiūrėkit, kam vyras paėmė savo sesį. Nes jai visą laiką sakė bus 15, 12, visą laiką bus mažas vaikas. Jau grįžom namo, realiai nieko pas draugę nenufilmavau, nes gavom miegančią, tai padovanom dovaną ir tiesiog pabuvom šiek tiek ir tam namo. Dabar namie pavalgiam, pasidariau vos ir eisiu toliau daiktų dėtis. Bardakas bele koks, Sofija miega, eisiu tvarkytis ir dėtis daiktus. Jei kažkam reikia lipdukų vaikams į kambarius, arba realiai net nebūtinai, tai Temu lipdukai 10 iš 10. Negadina visiškai sienų ir žiauriai lengvai nusilupa. Viskas ant sienos, nieko nebėra. Ir va, kas liko iš lipdukų ir pažiūrėkite, sienom visiškai nieko. Nu, Temu 10 iš 10. O šiaip mamelė tikrai nubraukė ašarą. Nežinau, čia buvo pirmas Sofijos kambarys, kaip ją atsivežėm, tai kažkaip taip ir tie lipdukai visi patys pirmieji. Visos akimirkos pačios pirmos buvo čia, tai kažkaip labai sugraudino mane. Tai bet nieko, viskam ateina savas laikas. Laiką būsim kartu, bus kiti namai, bus kiti lipdukai ir bus kiti faini prisiminimai, o ko verkti dėl namų.
ir dar kaip jie yra net ne tavo. Tai va, žodžiu, einu toliau tvarkytis. Galvojau atsisėsiu šiek tiek su jumis pasikalbėti, tai galvojau, kad labai bus lengva kraustyti šį kartą, nes nereikia mums baldų imti ir panašiai, viską paliekam čia. Bet taip tikrai nėra, ypač kaip turi 3 mėnesių kūdikį, kurį reikia ir pamaitinti, ir užmigdyti, ir prižiūrėti, ir keisti pampersą, ir perrinkti. Dabar prasimėčiau daiktus, susidėjau dėžės, kurių nenaudoju toliau nuo savęs, išsinešiau iš čia jau kilimą. Va, čia būdavo kilimas, sveiki. Nešiau kilimą, kavos staliukus, ten nekreipkit dėmesio, ten dar yra bardakas, bet mes kraustomės, tai daiktų čia tiesiog yra milijonas. Labai norėjau viską apsimėtyti, nes atrodo, kad nebegaliu kvėpuoti tarp visų šitų daiktų, ta prasme, kažkokią tragediją, nes tikėjau, kad tai bus. Vargau. Iki šeštadienį turim įsikraustyti, šiandien yra ketvirtadienis, tai bus tikrai labai sunkios dienos. Jau dabar jaučiuosi pavargus, tikrai. Kaip turėsiu laisvą minutę jau savaitgalį, tai tiesiog nieko nedarysiu, bet aišku, labai sunku su kūdikiu, bet vis tiek, jeigu jinai miegos, aš šiaip niekada nemiegu, kaip jinai miega, bet jeigu jinai miegos kažkada dieną, tai aš tiesiog kartu. Norėsiu atsigauti ir prisipildyti jėgų, nes tikrai jaučiuosi pervargus. Tai išsiėmiau kilimą, nusiėmiau čia nuo sofos dekius, kuriuos aš dėdavau nuo šunų, tai ir įsivaliau sofą, įsisirbiau čia visur ir tiesiog dabar sėdžiu ir laukiu vyro, nes jis šiek tiek išvažiavo, tai sėdim su dukryte dabar, tiesiog sėdi ir žiūri mane. Tai ir ką, ir viskas, ta prasme, eisim toliau tvarkytis, ta prasme, nesimato nei galo, nei nieko, nei pasidaryti valgyti, nei normaliai pasėdėti, pažiūrėti kažką, arba tiesiog paprastai pasėdėti ir su Sofija pažaisti, nes sutvarkiau visą žaidimų erdvę, nebėra nei kur žaisti, nei nieko daryti. Žodžiu. Tai va, biški jums pasiskundžiau, einam toliau tvarkytis. Labas rytas, atrodo tiesiog tragiškai, bet buvo miegota normaliai gal apie kokias 3-4 valandas. Atrodo, taip jaučiuosi. Bet šiandien kol kas dabar nesikraustom, dabar važiuojam. Sofijai reikia pas daktarus, skiepas. Žinokit, žiauriai bijau. Nežinau, kaip sureaguos, kokia bus situacija, tai žiauriai bijau, bet, visi vaikai turi tuos skiepus, visi iškenčia, tai Sofija ne ką kitokia ir viskas bus gerai. Tai dabar pasibėjau, kad pusė sagų buvo atsisėjo. Ir aš dar be akinių, tai net realiai net nemačiau, ar čia nuoga prakalbėjausi. Žodžiu, žinokit, labai blogai yra situacija su miegu. Dabar žiauriai vėlai eina miegoti, jinai žiauriai lelytė anksti keliasi ir, jaučiuosi, tai žiauriai prastai. Ir tiek kaip atsikėliau, netgi pykinu. Žodžiu, bet greitai viskas baigsis, persikraustysim ir pailsėsim, kai bus laiko. O dabar važiuojam pas daktarus. Tai mes jau po skiepo, labai nepatiko man ta skiepo visa situacija. Labai gaila vaiko, tikrai labai verkė, bet labai greitai nurimo, pamaitinom ir realiai dabar tiesiog miega. Bet tas verkimas, tas toksai atrodo, kur iš skausmo labai man kirto kaip mamai, aš nesupratus, nes nieks jai dalykų tokių skausmingų nedaro, tai ir žodžiu, bet turi būti tai atlikta ir apie skiepus nieko nesiplėsiu, nes tai yra žiauriai jautri tema su 2 skirtingom nuomonėm. Aš net nieko nesiplėsiu, bet tikiuosi, kad apseisim be jokių temperatūrų ir visko. O dabar dar važiuosim su vyru iki, nežinau kaip pasakyti normaliai, iki šiukšlyno. Išmesti savo tiesiog šiukšlių, visą mašiną šiukšlių iš namų. Tai ten nėra kažkokios šiukšlės, ten paprastos šiukšlės, o ten jau yra visokios buitiniai dalykai, visokie, pavyzdžiui, turim elektroniką išmesti, namų kiną ir panašiai, tai mums tokių dalykų nebereikia, tai važiuojam atsikratyti visokio šlamšto. Tai va dėl ko dar džiaugiuosi, kad kraustumės, kad labai daug dalykų nereikalingų įsimes ir bus tiesiog vietos naujiems dalykams ir tiesiog bus šiek tiek lengviau kvėpuoti. Važiuojam.
Tik grįžau namo, Sofija dar miega, jau po biškį keliasi, tai dar nežinau, kokia situacija bus ir kaip jinai jaučiasi. Tikiuosi, kad viskas praeis gerai, jau keliasi, eisiu pažiūrėsiu, kokia situacija ir po to eisim vėl tvarkytis, vėl kraustytis. Pažiūrėkit, dar betvarkydama gavau dovaną Sofija, kaip gavo, kaip gimė. Tokie, pažiūrėkit, faini kėdukai, čia gavo iš savo dėdės dovanų. Va kaip gražiai atrodo dukriuko kambarys, žodžiu, einu viską dėti, atlaisvinti, kad galėtų vyras jau pasimti visus baldus. Atrodo tragiškai, tai padarom tokį transitioną, kaip jau bus gražiau biški. Tarp tvarkymuose turim pietus, pažiūrėkit, pas vyrą, pas mane sušis. Tiksliau, suši buretas. Kraustymaisis, o dabar darom pauzę ir vyras važiuoja pas save į salę žiūrėti varžybų su visa šaikelė, o aš važiuoju pas vyro tėvus, ten yra vyro sesė, vyro brolis, žodžiu, visi, tai mes su dukryte pabūsim pas juos Svečiuose, o vyras pabus atskirai, tai važiuojam. Labas rytas. Jeigu už manęs matote bardaką, tai labai atsiprašau. Šiandien yra šeštadienio rytas, dabar turim apie 8 valandą, jau gal po 8, gal jau ir 9, žodžiu, šiek tiek esu pasimetus laike. Bet vakar nieko daugiau nefilmavau, nes Sofija sureagavo į skiepą, ko bijojau, tai taip ir atsitiko, kad tiesiog labai stipriai verkė, sukilo aukšta temperatūra, vaistukai, visokie kompresiukai, seni visokie metodai, nes buvo pas uošvienę, tai darėm tokių dalykų, apie kurių dar nežinojau, kad reikia daryti. Žinau tuos naujus būdus, bet nežinau tų senų dalykų. Žodžiu, tai tikrai buvo labai sunkus vakaras, labai skaudėjo širdį, matyti tokį vaiką ir panašiai. Tai tiesiog vyras grįžo staigiai namo, mes grįžom namo ir jinai mašinoje kaip užmigo, taip miegojo namie dar kokias 2 valandas ir atsikėlė ir aš sudaviau jai dar vieną žvakutę vaistukų, maitinom ir viskas. Ir vaikas buvo pagaliau vėl grįžęs šiek tiek į save. Šiandien jau jai žymiai geriau, jau juokiasi, valgo, visą kitą, nežinau, kaip bus vakare, bet dabar kokį vaizdą matau, tai labai gera matyti jie tokią linksmą, nes vakar tikrai buvau labai įsigandus, bet tai normalu, tai yra normali ir reakcija skiepo, tai turėjau šitą visą praeiti ir pajausti. Ką šiandien? Šiandien yra diena, kai mes kraustamės ir turime palikti šitus namus. Tai liko paskutiniai dalykėliai, tai susikrauti visus daiktus, dažnai tuos likusius daiktus ir išvalyti visą butą ir bus viskas. Tai dabar vyras nuvažiavo pusryčių paimti, nes norim valgyti, tai pavalgysim, pasikrausim jėgų, eisim toliau tvarkytis ir tada jie išvažiuos su Sofija, o aš liksiu čia, sutvarkysiu visus namus ir bus viskas. Tai labai atsiprašau, kad šitas video toksai išmėtytas. Tikiuosi, kad jums patinka, kad vis tiek įdomiai žiūrisi ir keliaujam toliau su mumis į dieną. Labas vakaras, praėjo kokių 100 valandų, kaip su jumis kalbėjau. Esam naujose namuose ir kas svarbiausia, kad įsikrovė mano telefonas ir neturėjau su kuo filmuoti jums nieko. Tai susitvarkėm namus, jau esam naujose namuose ir dabar deduosi daiktus. Tasme, aplinkui mane yra tiesiog didžiausias gyvenimo bardakas. Dar norėjau jums parodyti senus namus, ta prasme, kaip viskas susikrovė ir panašiai, bet tiesiog įsikrovė telefonas ir aš neturėjau pakrovėjo, nes buvo kažkur maišuose ir buvau be telefono, bet nieko negalėjau nei parašyti niekam, nei paskambinti. Jums pafilmuoti, tai žodžiu, viskas einu, aš tvarkytis šitų namų, atsiprašau labai, kad šitas vlogas toks išmėtytas, tikiuosi, kad rytoj ir dar visas likos atinas, kiek filmuosiu, bus šiek tiek geriau, bet, žodžiu, einam tvarkytis. Ką tu darai? Operator. Labas vakaras, atėjau pasveikinti su jumis ir šiek tiek pasikalbėti. Tai buvo sunkus vakaras, bet jau sutvarkėm visus namus, kambarį, įsirengėm ir iš tikrųjų labai jaukiai pasidarėm, tai kaip galėsiu parodysiu, bet tam dabar jau ruošiasi Sofija miegui. Vyras, einam į kubilą
bus kas pasižiūrėjo Sofiją, Sofijos senelį. Žiūri fainai, nes to, kad labai norėjau tokio atsigavimo po visos dienos. Ir jie turi pirtį, turi kubilą, tai eisim dabar su vyru kubilą, aišku. Jeigu Sofija bus geros nuotaikos, nes tokia biškai dar paskepo piktutė. Tai eisim, šiaip žiūri fainai, bet šitas vlogas, yra toks išmėtytas. Kai pradėjau kurti vlogus, nesitikėjau, kad antiek bus sunku viską filmuoti ir viską rodyti, ypač kaip turi vaiką. Kartais, tiesiog pasidėti ir viskas, bet kadangi aš nerodau Sofijos veido, tai yra žiauriai sunku kažką filmuoti, nes aš visą laiką esu kartu su ją. Bet žodžiu, einam kubilą. Pasidaryti sekundėlę savo. Rytas, labiau jau labą dieną. Šiandien turim sekmadienį, šventą dieną, gražią dieną, labai fainą dieną, labai graži. Išėjom su dukriuku pasivaikščioti į lauką. Labai fainai, taip saulytė šviečia ir graži, šalta diena. Tai buvo pirma naktis namuose, tai viskas labai super ir dabar išėjom pasivaikščioti, nes pas mus nelabai būdavo patogu eiti vaikščioti, nes vien tik gatvė, miškas, į kurį reikia eiti, tokį didelį kalną, tai su vežimėliu nepatogu tiesiog. Čia yra daugiau kur pasivaikščioti, tai išėjom ir labai jai patinka. Šiaip jai labai patinka būti lauke, bet kažkaip dabar tai nelabai. Gal dėl to, kad miegojo visai nesenai, tai gal dėl to nelabai fainai, bet reikia jai į lauką, reikia dėl nosytės, dėl visokių šitų dalykėlių, gryno oro. Tai, žodžiu, lauką reikia, tai ir einam. Tai va, žodžiu, o ar kas dar? Realiai tai nieko. Montavau vakar šitą video, tai pasižiūrėjau, kad tikrai labai išmėtytos tos dienos, bet lyg ir vis tiek yra pasižiūrėti. Tai nežinau, kiek aš dar jį čia filmuosiu, tikiuosi, kad jau neilgai, nes nenoriu labai užtrukti ir daryti didelės pauzės tarp seno video. Tai dabar įdama dar, kol turiu minutėlę, norėčiau paklausti jūsų klausimą, gal jūs man atsakysit. Atėję kalėdinės laikotarpis, nežinau kaip jūs, bet man labai patinka žiūrėti vlogmą. Galvoju, gal visai būtų smagu ir man šiais metais filmuoti. Iš karto noriu pasakyti, kad tikrai nežinau, kaip gausis ten tą kiekvieną dieną filmuoti, montuoti, gal tie video nebus tas kiekvienas video toks labai įdomus, su daug veiklos, bet manau, kad vis tiek būtų įdomu. Tas laukimas toks kalėdų visai kitoks, nes vis tiek tie vlogmai, tai kaip žmonės ten ir eglutę puošia, ir dovanas perka. Va, tai nežinau, parašykit man ir tada aš atsižvelgsiu į jūsų nuomonę. Kad jau net buvau apsisukus ir bandžiau eiti namo, nes nenorėjau būti vežime, visiškai nenorėjau miegoti nieko. Labai patinka, kaip ir kratas tas vežimas ir viską, bet labai šį kartą ne. Esu beveik prie namų ir užmigau. Tai reiškia, kad dar pasivaikščiosim. Tai pavyko man šitos planas, nes labai noriu, kad jinai būtų lauke ir pamiegotų ramiai. Atėjau šiek tiek pakalbėti, tai vaikas mano vis dar miega, ne vis dar, o vėl miega. Žinau, kažkaip šiandien labai daug kartų jau miegojo, tai šiaip labai smagu, nes jei su miegu yra problemėlių, tai labai džiaugiuosi. Miega, tai va mano naujas backgroundas ir dabar matysit mus dažniausiai čia va. Šiandien nelabai aš čia kažką ir nuveikiau, tiesiog buvau visą dieną su lelytė, nes vyras dirbo, dabar vėl išvažiavo, visi grįžo, greitai mes pavalgėm kartu ir tada jisai vėl išvažiavo. Vyro mama dabar keps kugelį. Aš labai mėgstu kugelį, tai jau skaniau vakarienė bus.
Aš tų lietuviškų patiekalų tokių sunkių tai aš nelabai darau, nes aš nei turiu, labai moku dar tokių dalykų daryti. Pas mane tokie labai prasti receptai, man tai šiaip smagu, galėsim skaniai pavakariniauti. Tai va, tokie reikaliukai. Šiaip labai norėjau padėkoti jums už tokį didelį palaikymą ties mano paskutiniu video, kur yra mano gimdymo istorija. To video tikrai buvo labai fainai pasidalinti ir asmeniška, bet nežinau, kažkaip pagalvojau, kad gal patiktų jums išgirsti tai ir panašu, kad patiko, nes tikrai susilaukiau labai daug peržiūrų. Man tai yra labai daug komentarų, daug laikų, tai man tai labai daug reiškia, tai ačiū jums už tai. Draugė man sakė, kad jai labai patinka žiūrėti tokius video, kur aš kalbu kažką. Tai, nežinau, įdomu, čia jos tik viena tokia nuomonė, iš tikrųjų įdomu klausyti, kaip aš kalbu. Nes man tai atrodo, kad aš kuo mažiau kalbu, tuo geresnis video būna. Tai dėl to stengiuosi mažai kalbėti. Tai tiesiog norėjau ateiti ir padėkoti už tokį palaikymą. Man tikrai labai daug reiškia, atrodo, jums užtrunka tai realiai sekundėlę uždėti laiką arba paprenumeruoti, arba parašyti komentarą gražų. O man tai reiškia beveik kiek daug ir tai tiesiog visą mano dieną pradžiugina ir nesinori sustoti kurti, nes man kurti patinka, man patinka montuoti. Sakau, kad aš turiu dabar vaikelį, tai kartais būna sunku susidėlioti viską, bet aš tikrai labai bandau ir labai noriu ir kol kas nežadu sustoti. O ačiū jums, kad jūs esat ir tikiuosi, kad būsit. Jei fainai, kad man... Perkelsiu. Oi! Tesla gražesnė ar šita? Tai va galiu išlendu su jumis pasisveikinti. Tai šiandien turėjom tokį labai pilną reikalų rytą, nes aš važiavau pasidaryti nagų, susitvarkiau antakius, nes šią savaitę mano gimtadienis, tai norėjau gimtadienio progos susitvarkyti antakius. Šiaip nieko neplanuoju, bet tiesiog, kad būtų tvarkingi, o nagams tai buvo tiesiog jau laikas. Tai dabar jau beveik 2 valanda. Dėl pajudėjom iš namų, nes užėjom į prekybos centrą. Visokių dalykėlių, ten ir Sofijai, ir mums į kambarį, ir namams, žodžiu, visokių dalykėlių. Tai važiuojam į prekybos centrą ir šiaip dar turim ir į Koslą nuvažiuoti, žodžiu, visokių reikaliukų. Tai pasiėmu dar jūs kartu ir tikiuosi, kad jau šiandien baigsiu šitą video, nes jis jau labai ilgas. Tai tikiuosi, kad šiandien jau jį sumontuosiu pilnai. Tarp kelių dienų bėgyje jį kelsiu, tai važiuojam kartu. Labas vakaras, tai grįžom iš prekybos centro, tiesiog pavalgėm ir tiek dabar jau 7 valanda, tai jau greitai realiai eisim guldyti Sofiją, maudyti visą kitą. Prekybos centre, žinokit, buvo tiesiog tragedija, jinai nenorėjo būti vežimėlį, nenorėjo būti niekur, tai žodžiu, labai greitai skubėjom, net neužbėgau į viską, ko norėjau labai. Tai žodžiu, tik tais nupirkom Sofijai maišiuką, jos vystyti nerekomenduojama, kaip jinai taip auga ir jau atpažįsta savo rankytės. Tai nupirkom maišiuką, nes žymiai atrodo praktiškiau, patogiau negu kad kaltytės, nes kaltytė vis tiek yra ant veido galima užsimesti ir panašiai. Šitas variantas atrodo labai geras, tai čia ilgam. Tai matom, kaip čia jai bus iš tų ir viskas. Nusipirkau dar savo ten dušo žėlės su kitų reikaliukų ir viskas. O aš jau noriu jums pagaliau atsisveikinti. Labai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad esat ir iki kitų video. Iki.